sukamės po truputį, bet na, žiūrėte, padanga nuleista. Ir teks pakeisti. Ieškom, kur prisipūs padangą, kad nereikėtų važiuoti į degalinę. Ne čia? Bet visiškai angaras traktorių. Pasakysi, kad iki kiek ten 5-6? Sí. Keliai pilna šitų kaktusų. Palei kelią judė vaisiai jau yra puncijos. Pamenu, kai mes pirmą kartą jos Graikijoje nusiskynėm paragavimui. Ir po to dar keletą dienų traukiam spyglius iš rankų. Nes tie vaisiai turi labai mažiukus, smulkius spygliukus, kurie įlenda taip, kad jų net neįmanoma iš karto išsitraukti. Tai buvo gera pamoka. Kažkas vadina visą drėkinimo sistemą per visus laikus. Čia mane aplenkė, ką? Kažkokia persona iš Lietuvos. Dar važinėja viduriu kelio. Važiuojam dabar čia tokio kaip pusiasalio. Iš abiejų pusių apsuptas vandens. Šitoj pusėje čia visokie yra kempingai ir visokie restoranai. Visai vanduo. Jūra jų. Čia turbūt būtų atitikmuo mūsų Kuršių nerijos. Tai pas mus, aišku, žymiai gražiau. Saulės rodo 35. Mes ant saulės ir važiuojam. Karšta tai kaip reikalas iš tikrųjų. Guminukų ir vandens pertraukėlė. O ką tu ten už tvaros? Ką? Ką tu už tvaros? Aš žiūriu, kur mes esam. Pasiklydom. Ne, pasiklydom kažkur ten, vat jūra priekį. Kur mes esam? Ir čia atrodo štai iš viršų. Kur kelias eina. Va, panašu, kad šito keliu mes važiuojam.
Šušus turbūt vaizdas gražesnis būtų negu šitaip. Turiu vieną nebegalų keliautoją, kuris nori važiuoti kažkur. Ausmas, kaip iš čia toli nuvažiuotų su manim. Kai vėjas taip būna. Dar vienos rūšies kaktusai, kokių dar neteko matyti čia. Na, štai ir viskas, išvažiuojam iš šitos salos ar pusiasalio čia. Mažai čia gyvybė šiuo metu. Va, ten tik keletas žvejų tikėtina. Grįžtam į pakrantę. Atrodo, tie kyli visi tos kalniukas ir po to vėl žemyn. Faktiškai visiškai paplūdimiai, net žmonių nėra nieko. Restoranai nedirba, viešbučiai nedirba, daryk ką nori čia. Okei, kalniukas. Ko nevažiuoji viršų? Žiūrėk, koks kalnas. Kur? Man reikia morališkai pasiruošti. Kai sakiau, kad bus įkalnė, maniau, kad čia tokia nuožulni bus. Ne, čia blemba vienu kalniuku padarė. Gal traukinys galima nusimesti? Stotelė yra, palaukiam, kol į kalną kils. Tai užpuškosim. Šito horizonto nesimato. Čia ne. Aišku, kad užpuškosim. Puškojam. Paskui tave. Na, atvažiavom į miestelį, kur tikimės normalesnį marketą rasti. Bet jie visiems, aišku, šiuo metu yra siesta ir iki pabaigos yra 1,5 valandos. Tai va sėdim ir galvojam, ką darom. Į kokį barą užsukti, pavalgyti, atsigert kažką. Tai pasižiūrėk, ką čia perki. Tai čia neveikia ratas. Laukiam visi, kol atsidarys parduotuvė. Mums pirmą kartą taip išdūrė. Čia yra pilna vandens kranelių ir netgi visur navigacijos rodo kaip drinking water, bet nėra nei vieno veikiančio. Tai dabar atėjom į Pandą dar pasižiūrėti pakeliui, čiakininčių parduotuvę, paieškoti dujų. Radai dujų? Jo, bet šitas irgi klikas. Ar galima gyventi dar arčiau geležinkelio bėgių? O man tai čia visai patiktų pro langą, matai vienas dalykas. Geležinkelį, kita pusė jūra. Nu, tobula vieta. Kiek turim problemų dabar su geriamu vandeniu. Va, pažymėta drinking water. Ir ką mes turim? Neturim nieko, net kranelio nėra. Tu niekaip neįsipilsi. Esam jau čia prieš kalną, prieš visą įkalnę, kur tikėtina dar mažiau variantų rasti vandens. Manikas nuvarė čia lyg kažkur. Toks mini marketukas yra. Čia galiausiai prispirksim vandens, nes turim taip labai minimaliai. Vienas butelis.
tuščia. Pas mane irgi tuščias. Ir čia truputį viskas tiek tik vandens. O vakaras norėtus bent jau be vandens nelikti. Jo, įdomi situacija. Na, paskutinė mūsų viltis. Dar nepasispaudžia taip lengvai. Prisipildom, ne? Šiandien gersim. Gersim. Pagaliau. Visai atrodo jauki vieta. Bet aš jau žemyn nebesileisiu. Laukia mūsų įkalnė iki nakvynės vietos. O jau kojytės tai taip atsisakinėja. Atiduosiu paskutinės jėgas. Pradėjom minti kalnus ir ieškome vietos nakvynei. Šitą vietą turim nusižiūrėję. Pažiūrėsim, kas čia. Tokia. Nerandam dar kol kas vietos nakvyniai, tai minam toliau. Kažkaip visos tokios nelabai gražios. Norėtųsi vis tiek bent jau vaizdo ar aplinkos gražios. Tai truputėlį dar į kalną. Žiūrėkit, kokią vietą mes radom. Šiaip pavadinimas tai labai gerai skamba. Nekropolis. Ką daugiau čia tas nekropolis, nežinau. Pasiskaitysim. Bet žodžiu vieta tai wow. Kažkokios nesuprantamos grotos. Gal kapai? Ai, geras. O čia kažkas išrausta. O gal čia kasinėja kokie archeologai. Na gerai, reiks išsiversti. Ai, čia greičiausiai kažkokie buvę anksčiau. Sakyčiau, vieta tai labai graži. Ai, tai gal čia buvę kapai šitie. Čia tu pažiūrėk, gal čia kapai buvę. Ateik. Nes bent jau toks dydis, tai grinai kaip žmogaus ūgiui. Matai? Taip. Kokią įdomią vietą atradom ir kokią gražią. Šį kartą ne prie jūros, bet ir čia labai toks takas eina. Bet taip pravažiuojant, tai net nepagalvotum, kad čia taip padaryta. O jei nebūtume ieškoję nakvynės vietos, tai nebūtume ir suradę ir mes.